Netidėk darbo rytojui, jei gali padaryti šiandien. Šaligatvio remonto darbai Gedimino gatvėje. Pavasaris į Lietuvą ir mūsų gimtąjį miestą neskuba. Štai ir antradienį oras buvo toks, kad geras šeimininkas šuns į lauką nevėja. Dangus prakiuro nuo ankstyvo ryto ir šaltas lietus plovė miesto gatves, anot suvalkiečių kaip užsakytas. Tačiau ne visi išsigando blogų oro sąlygų. Du darbininkai Gedimino gatvėje, nebodami nieko, bandė taisyti suklypusį šaligatvį. Pažiūrėkime, kaip atkaklūs meistrai tai darė. Pirmas bandymas. Vienas mėgino sutramdyti besiveržiantį vandenį, o antrasis skandina ar tai plauna trinkeles. Po to gražiai patrepsi, lyg ir viskas tvarkoje. Sutvarkomi darbo įrankiai. Nekantrų žiūrovais laukia pirmosios serijos pabaigos. Antrasis bandymas. Lietus šiek tiek aprimo, užsispyręs trinkelių tvarkytojas bando jas sudėlioti tam tikrą tvarką, o jeigu kuri nors nelinkusi nutūpti į savo vietą, tai gauna smūgį vienu ar kitu plaktuko galu. Kai meistrui pasirodo, kad trinkeliai sugulė tvarkingai, užpilama žvyro ir švelniai pašukuojama šepečiu. Belieka susitvarkyti įrankius, o darbas lyg ir baigtas. Filmo pabaiga. Tautos išmintis sako, netidėk darbo rytojui, jie gali padaryti šiandien. Šį kartą ši patarlė netinka, nes blogomis oro sąlygomis padarytą darbą artimiausiu laiku prisieis taisyti. Tai ar ne geriau buvo dienelę kitą palūkėti, kol oras bus tinkamesnis šaligatvių tvarkymui? Atsakymas. Netidėliok darbo rytojui, jie gali padaryti šiandien.